Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsižvelgdama į Seimo pritarimą, paskyrė Algirdą Butkevičių ministrų pirmininku. Šalies vadovė ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui pavedė ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti vyriausybę ir pateikti tvirtinti jos sudėtį. Buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Mykolo Romerio universiteto teisės profesorius Vytautas Sinkevičius portalui Alfa LT sakė, kad kai prezidentė pasirašys dekretą dėl ministro pirmininko paskirimo, prasideda labai svarbus 15 dienų laikotarpis, per kurį naujasis premjeras turi sudaryti vyriausybę, turi pateikti ją tvirtinti prezidentui ir turi pristatyti vyriausybės programą Seimui. Lietuvos gyventojams lenkiškos prekės atrodo lengvai prieinamos ir tinkamos pagal kainą, bet jie mano, kad lenkiška produkcija yra prastesnės kokybės ir netokia prestižinė. 72% Lietuvos gyventojų teigiamai įvertino lenkiškų produktų kainos ir kokybės santykį. 76% apklaustųjų teigdami įvertino šių prekių prieinamumą, o 65% įvertino kokybę. Tačiau trečdalis žmonių jas laikė neprestižinėmis, o penktadalis nepatikimomis. Lenkijos ambasados atstovas pripažino, kad lenkiškos produkcijos gamintojai turi kur tobulėti. Pirmadienio naktį prasidėję lietingi orai laikysis mažiausiai iki savaitgalio. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, antradienio naktis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apylinkėse bus debesuota, nelis, tačiau lietus toliau išsilaikys šiauriniuose rajonuose. Antradienio dieną lis visose rajonuose. Vidutinė oro temperatūra bus 3–4 laipsniai šilumos. Tik pajūryje bus keliais laipsniais šilčiau. Lietus lydės visą savaitę, penktadienį jį pakeis šlapdriba. Savaitgalį jau gali paspausti šaltukas. Naktimis ir dieną tikėtina neigiama temperatūra. Palanga sulaukė pirmojo didelio užsienio investuotojo, kuris kurortui siūlo naujoje vietoje pastatyti autobusų stotį ir prekybos įvairių paslaugų bei pramogų centrą. Jau kitą mėnesį kurorto savivaldybė rengėsi pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su specialiai šiam investiciniam projektui įkurta įmonė Palanga Properties, kurios steigėjai Olandijos ir Kanados kapitalo bendrovė Hamburg Valda ir Capital City Group. Pagal šią sutartį apleistoje automobilių stovėjimo aikštelėje prie Statoil degalinės investuotojas miestui įsipareigoja pastatyti naują 4–500 m² ploto autobusų stotį. Bendrovė Palanga Properties nori šalia autobusų stoties pastatyti apie 4 m² ploto prekybos ir pramogų centrą, kurį išnuomotų kuriai nors dideliai prekybos įmoniai. Iš viso šiam projektui Palanga Properties yra numačiusi apie 18 milijonų litų. Komplekso statybas planuojama pradėti 2013 vasarą, o baigti 2014. Linkomanijos svetainės pradinėme puslapyje jos kūrėjai ir tvarką palaikantis asmenys pranešė, kad torrent failų dalymosi platforma jau naudojasi 200 000 vartotojų. Tai, kaip bendruomenė supranta jos dabartiniai valdytojai, yra maksimalus vartotojų skaičius tokio tipo platformai. Pakvietimus vis dar bus galima gauti, bet tik tuo atveju, jei vartotojų bus mažiau nei 200 000. Kalbant paprastai, naujiems nariams norint patekti į portalą, turės būti pašalinti seni jo nariai, kas tiesa vyksta kiekvieną dieną. Dramatiškose paskutinėse 2012 m. Formulės 1 sezono lenktynėse Brazilijoje, kurias paįvairino lietus ir 2 saugos automobilių fazės, triumfavo McLaren pilotas Jensonas Buttonas. Tuo tarpu trečią iš eilės čempiono titulą užsitikrino Red Bull komandos pilotas Sebastianas Vettelis. Vettelis prieš šias lenktynes turėjo 13 taškų persvarą prieš Fernando Alonso. Nors ispanas finišavo 4 pozicijomis aukščiau už Vettelį, to nepakako, kad būtent jis taptų čempionu. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.